Sveiki, istorijos mylėtojai. Aš Ernestas Kuskailis pristatau Jums laidą Istorinės atminties archeologija. Laidoje matysite išskirtinę ir niekur nepublikuotą, kartais šiurpią tyrimų medžiagą. Susipažinsime su archeologų darbu, aplankysime laisvės kovų vietas ir išgirsime ekspertų, tyrėjų ar įvykių liudininkų pasakojimus. Stengsime atskleisti neįmintas laisvės kovų paslaptis, kartu su jumis leisimės į naujas paieškas ir bandysime surasti dar nežinomas laisvės kovų vietas. Šioje laidoje matysime. Dabartinėje Lietuvos teritorijoje esama keleto architekto Vaclovo Miknevičiaus suprojektuotų šventovių, kur atsiskleidžia neorenesanso ir neobaroko sintezė. Viena jų šiauriausioje Kaišiadorių rajono dalyje – Gegužinės bažnyčia. Pastate iš pirmo žvilgsnio matome neorenesansui būdingus elementus, kaip antai aštuonbriauniai bokšteliai ar net dar iš gotikos perimtus Lietuvos senai renesansinei architektūrai būdingus kontraforsus. Kaip ir kitos panašios architekto projektuotos bažnyčios, ši lotyniško kryžiaus formos. Bet laida ne apie tai. Bažnyčia kurį laiką veikė partizanų didžiosios kovos apygardos vadavietė, o palėpėje išliko įrengta slėptuvė. Vyksime į bažnyčią ir susipažinsime ne tik su jos architektūra, bet ir su joje įrengta edukacinė erdvė, bei jos kūrėjais. Žinoma, pamėginsime patekti ir į pačią slėptuvę. Na ką, labai nepatogiais suktiniais laiptais į viršų. Atsargiai. Reikia pasaugoti galvą, žinai. Taip, tai čia rakandų daug visokių, bet pro šią vietą ir eina tas išėjimas į kitą bažnyčios galą per visą mansardą ir ten kažkur kitam gale buvo įmanoma nusileisti. Aišku, čia užkrauta dalykais dabar, kad nepraeisim, bet tiesiog dėl tyrimo, kad žinotų. Ir bokštas tiesiai virš manęs. Sveikas, Ernestai. Sveika, Rugilė. Sveiki. Malonu susitikti tokioje neįprastoje vietoje, mes tai tarnyboje kitaip truputėlį bendraujam. Abu esate šito muziejaus įkūrėjai ir tai yra neįprasta vieta. Šiaip ko gero, man tai vienintelis žinomas muziejus toks susijęs su laisvės kovom, kuris yra bažnyčioje. Čia, aišku, šitame interjere turbūt niekaip nesuprasi, kad tai yra bažnyčia, labiau atrodo kaip kaimo pirkia. Bet klausimas jums abiem, kaip jums šovė į galvą padaryti šitą, įkurti muziejų, nes tu vietinis čia. Ne, tai va tame Ernestai yra didžiausias reikalas, kad to visa idėja šitos vietos, kuris skambiai taip gražiai pavadinat muziejum ir kur mes su Rugilė diskutuojam, ar tai muziejus, ar edukacinė erdvė, ar tokia gyva vieta, kur kažkas vyksta. Tai visą šitį didžiausią nuopelną priklauso Rugiliai. Rugilė buvo pradininkė, Rugilė būtent yra iš šitų kraštų, tai Rugilė buvo pradininkė apačioj, kur mes matėm tą stendą ir paminėjimo didžiosios kovos apygardos, o jau kai kažkas pradarė tą praėjimą, tai tada jau aš paskui sėkiau. Tai mano patyrimai labai susijęs su Rugilės pačioj pradžiai papasakota istorija ir po to jau besivystančią istoriją, o kaip mes dar galėtume, ne tik stendas, bet kaip dar galėtume tą parodyti ir kaip galėtų žmogus pajausti
tą laikotarpį, pajaus tą vietą, pajaus tuos iššūkius, kuriuos praėjo mūsų kovotojai. Ir čia reikia paminėti ir daugybę, ką mes kalbėsime apie tų eksponatų, tai labai daug jų yra ačiū klebono Akelaičiui, kuris taip labai išmintingai Algirdas sako, o žiūrėkit, jūs nepasakokit tiesiogiai, per simbolius papasakokit istoriją. Tai va tokie mano pasityrimai, nežinau, ką Rugilė dar. Tai Rugilė, tu vis tiek istorikė esi, ne? Tai kraštotyrininkė. Vis tiek kraštotyrininkė. Kad čia pradėti kažkokią tai veiklą reikėjo turėti kažkokios informacijos pradinės, istorinės, tai iš kur ta informacija atėjo? Tai kadangi šiuose kraštuose esu gimus ir žaugus, kaimuose aplinkiniuose vaikštinėjau, ieškojau senyvų žmonių, kurie galėtų papasakoti apie tą praeitį ir buvo tų, kurie pasakojo ir dalinosi. Ir pati girdėjau nuo vaikystės, kad yra kažkokia mistinė vieta su ten skile sienoje ir kažkas tokio labai, labai intriguojančio, kol to žinios taip susijungia į vieną pasakojimą, kad čia yra Laisvės kovų vieta, viena iš Didžiosios Kovos apygardos štabų ir vienas Nepriekšos kaimo gyventojas, kurio tėveliai bendravo su čia kunigavusiu Steponu Rudžioniu, taip pat tą istoriją taip paryškino ir buvo tokia, uždėjęs, kaip būtų gerai, kad kažkas tą įamžintų. Tai ta vieta pati iš savęs yra tokia išskirtinė, unikali, kad ta kažkokias erdvės muziejaus kūrimo idėja, taip gal ir natūraliai susiklostė, nes mes matom patį kambarį, jame yra galimybė ir organizuoti renginius, ir eksponuoti dalykus, tai toksai kompleksinis dalykas. Jūsų tandemas labai geras. Karininkas ir kraštotyrininkė, tai sąmokslų kvepia, kad vienas kitą ko gero gerai papildote, vedate edukacijas šiandien. Man tai visada įdomu, o koks eksponatas muziejai pirmas. Nes, pavyzdžiui, nuvažiuoju kur nors į Leipalingį, į dvarą, tai ten parodo kirvuką, kuris net ne kirvukas. Kažkada ten labai seniai atnešė žmogus ir nuo to prasidėjo kolekcija, o čia? Tai, Rugilė, aš tai galvoju, kad mums čia reikės prisiminti, kas kokia seka atėjo, bet ką labai norėčiau pirmiausia padėkoti ir tą prisiminti. Tai visi tie dalykai yra arba mūsų pačių surinkti, arba žmonių dovanoti. O šita uniforma, o šitie simboliai, tai yra Grenadieriaus ir Dariaus rekonstrukcijų klubo padovanoti, mums atiduoti, naudotis ir pasakyta, imkit ir darykit. Tai didžiulis nuopelnas jo yra. Turbūt pradžia, nuo kurio mes pasakojam, tai va šita mukelė ir šita pertraukta mukelė, kuri slypi tokią labai įdomią istoriją, kurios, pasakysim tik tiek, kad labai smarkiai susijus su įvykiais 40, su tuo okupacija 44 metų prasidėjusiu šituose kraštuose ir su tam tikrų stribų veiksmais. Tai jinai buvo padovanota Rugilės ir atnešta ir man atrodo, kad buvo turbūt vienas iš pirmųjų eksponatų. Nežinau, jinai nukentėjus nuo šūvių, tai peršaut. Taip, bet mes daugiau tą istoriją papasakojom ir ką jinai simbolizuoja jau, kada mes vedam šitą ekskursiją, bet būtent 44 ir 5 metais jinai yra peršauta stribų čia Krivonių apylinkės. Reiškia, kova vyksta ne tik prieš laisvės kovotojus, bet ir prieš religiją dar. Reikia pripažinti, kad ko gero kova vyksta prieš viską, kas lietuviai brangu. Ir čia turbūt dar kalbant apie tos eksponatus, tai iš tikrųjų, kai gimė ta toks sumanymas čia juos eksponuoti, tai jie tarsi natūraliai atkeliavo per žmonės. Taip kaip šita bažnyčia buvo sukurta, statyta iš esmės bendruomenės. Ir čia visi apylinkių žmonės prisidėjo po akmenį, tempiant iš Bošės upelio, vėliau tašant. Tai taip ir čia iš tiesų žmonės tą padovanoja. Ir tokie du labai stiprus eksponatai yra būtent ta jau minėta mukelė ir būtent maldaknygė, kur yra autentiška, sako, kad ta maldaknygė būtent išgelbėjo partizano gyvybę. Ir juos padovanojo toks iš šių kraštų gyventojas Antanas Tveraga, kuris kaupė, daug yra kalbėjęs su anų laikų žmonėm. Ir dar vienas labai brangus ženklas, tai yra štai čia matomas originalus Didžiosios Kovos apygardos LLA ženklas, kurį padovanojo paskutiniojo štabo viršininko Genelio Trakimo būtent sūnus. Tai mes jį turim čia autentišką ir taip pat eksponuojam. Tai tokie stiprus daiktai, kurie atėjo per žmonės, kurie tikėjo, kad verta tą daryti, ką čia darom. Sūnus Gediminas Trakimas, kuris yra dar ir savanoris kūrėjas. Taip. Ir savo tėčio knygą yra išleidęs.
Taip, visiškai taip ir būtent Gediminas patikėjo šios daiktus kartu su kitais, nes jų visa šeima buvo įsijungus laisvės kovas, tai mes turim ir daugiau autentiškų tiek laiškų rašytų, tiek kitų dokumentų iš tremties, tai tikrai yra gera, kad jie yra čia ir pasakoja istoriją žmonėms. Tai vat istoriją mums reikia šiek tiek ir dabar priminti ir tikrai žiūrovui bus įdomu sužinoti, kuris čia buvo tas laikotarpis, kai veikė, gal štabas yra skambokai pavadinta vadavietė, kur galėjo reziduoti kurį laiką arba slėptis vadas. Taip. Ir ar apygardos vadas čia lankėsi? Tikrai lankėsi, tai reikia pasakyti, kad šios apygardos štabas vadavietė buvo išskirtinė, jinai buvo taip dar skambiai praminta skrajojančių, tai keitė savo lokaciją. Reikia pasakyti, kad čia nėra vienas vienintelis štabas, tai yra tam tikro maršruto taškas, punktas, kuriame partizanai ateidavo, pabūdavo iki 3 dienų ir toliau keliaudavo į kitą vietą. Yra didysis ir mažasis ratas, kuriais skrajojo tą štabo visą vadovybę. Tai ryšininkai, su kuriais teko bendrauti, jie kad čia tikrai yra buvęs žaliasis velnias. Reikia pasakyti, kad ir pats kunigas Steponas Rudžionis, šeimininkas, buvo bataliono vadas ir buvo artimas su Jonu Misiūnu žaliuoju velniu, tikrai palaikė ryšį ir tikrai jis čia yra buvęs. Tai tas yra fiksuota, yra pasakota apie tai ir neišvengiamai, kai yra vadavietė, vadas yra kartu su savo komanda ir kariais keliauja. Tai tikrai yra. Čia man kas kaip kariui labai įdomu, tai kada pirmas dalykas, tai štabas pats kaip simbolizuoja ir ta štabavietė tokie smegenis. Tai yra smegenis siunčiantis impulsus vienetam, tai kognityvinis sprendimas. Ką sovietinė propaganda sakė, sako, buvo tie bėgo čia į mišką slėptis ir jie čia dabar banditavo. Ne, tai buvo sąmoningas kognityvinis sprendimas eiti kautis už Lietuvos laisvę ir kautis su blogiu. O laikotarpis tai tas toks labai sudėtingas. 44 metai Bagrationo operacija sugriūna armijų grupė centras Wehrmachto ir Lietuvai eina apie 1 milijoną su trupučiu sovietų karių. Ir tada tie pasirinkimas tų žmonių to meto apsispręsti ir eiti kautis, neprisitaikyti, nepabėgti, nedaryti nieko, bet būtent sąmoningai pasirinkti eiti kautis su tuo didžiuliu blogiu. Ir čia netgi įstraukia, kaip matom, dvasininkai leidžia naudoti savo erdvėmis kaip slaptavietę. Ir čia yra tas turbūt labai ypatinga, kad niekas nesiranda iš niekur. Tai ta bendruomenė ir ta lietuvybė jau atkūrus laisvę ir tarpukariu čia buvo labai stipri. Ir tą vedė, to priešakyje buvo visi kunigai, kurie klebonavo šitoje bažnyčioje. Buvo skautų vadai, šaulių vadai. Dabar galim pasižiūrėti į nuotraukas, kuriuose yra didžiulės kariuomenės ir visuomenės šventės. Čia Gegužinėje, kuris dabar atrodo mažas kaimelis su keliom trobom, bet buvo užkurta tokia galinga švietėjiška veikla patriotizmo tokiai bangai ir kartai auginti, tai tie žmonės atėję iš to tokio pagrindo, patriotinio, pilietinio, tų organizacijų, po to vėlgi priėmė tą sprendimą, nes didžioji jų dalis, jie nebuvo kariai, karininkai turėjo kažkokią tokią patirtį, tai buvo civiliai žmonės, geriausiu atveju priklausė kažkokiai organizacijai. Ir aš dar galvoju, kas Ernestai labai įdomu, ką aš esu girdėjęs, tai 18-19 metais šitas regionas ir Gegužinė tai tokia, dar taip dvejoja, ar čia su Lietuva būti, ar su Lenkija, dar žinai, ką reiškia kryptingas darbas ir patriotiškumo ugdymas. Tai jeigu dar ten diskusijos 18-19 metais ir iš Kaišiadorių atjojęs milicinijos vadas, bajoras turi atstatyti čia tvarką, tai 44 metais tai vienas iš centrų jau tos pasipriešinimo ir kovos už Lietuvos laisvę. Ir po to jau, kas labai gražu, tai kad pasaka 90-91 metai, klebonas čia, 91 metai iš Ruklos važiuoja sovietiniai kariai, jisai telefonu skambina Kaišiadorius ir praneša, kad kažkur pajudėjo sovietiniai kariai. Tai kaip ta istorija tęsis, kaip pasikeičia kai kurie dalykai ir kaip po to tęsis ir ilgai išlieka. Esame patalpoje, kur vyksta edukacinės veiklos, bet ne kiekvienas į čia užėjęs pamatys dar vieną tokią svarbę detalę. Pamėginam praeiti į tą mažą slėptuvę. Pabandom. Aš žinau, kad nėra lengva ten patekti, bet vis tiek, jau atvažiavus, vieną kartą su ten buvęs. Po trumpos pertraukėlės matysite. Žinok, aš tai kojom į priekį varysiu. Opa.
Tai ką, mėginam? Nu tai o, Kuris pirmas? Neturi aš. O, pulkininkas į priekį, gerai. O, papa. Eina savo. Va čia tai yra ką veikti. Žiūrėk, ne kojom į priekį, geriau eiti. Ne. Na, žinok, aš galvoju kitaip. Aš galvoju kitaip. Žinok, aš tai kojom į priekį varysiu, va taip. Opa. Yeah. O, dieve. Galima taip sakyti bažnyčiai. Nu, šitam panašu, kad šitas regionas yra labai dzūkiškas. No. Čia vat dar... Riba galima sakyti. Kai kuriuose čia priskiriama dar Dzūkijai. Aš dabar mėginu, žinai, ką padaryti. Nu, įsivaizduoti, čia nais ta erdvė. Dabar čia taip užsisuka trupučiuką, o pažiūrėkim į tą pusę. Aha, nu yra čia tas vietos. Nu ir kiek čia galėjo tilpti partizanų? Nu, tai ta štabavietė, žinai, nėra labai didelė. Bus kokie 6-8 kariai, žinai. Ir jau ta tokia čia vieta, žinai, jau kaip striokas. Nu, slėpimuisi, ne darbui. Taip. Bet erdvė tokia dar pakankamai nebloga. Nu, kas gerai, sausa. Sausa, būtent. Sausa, aišku, žiemą nebuvo šilta. Bet jau kai reiks slėptis, tai reiks slėptis, ką padarysi. Bet tai tikrai reiškia toks, nu, kokie 6-8-10 žmonių stūptų. Jo, nu, kaip ir prie bėdos, tai ką mes esam girdėję, tai ta štabavietė, štabas kaip ir tuo momentu vėlgi skrajojantis štabas, ne, konceptas mobilus, pastoviai judantis. Ir, nu, 6-8 žmonės štabo pareigūnai, ko gero, jeigu reikia kažką daugiau padaryti, pasikviečia, sueina, bet, nu, 6-8, mano manimu, čia pakankamai. Ai, gal žiūrovui būtų įdomu, o kodėl štabas visą laikį juda? Nu, kaip ir šio laikiniam britų mokslininkai sako, yra nurodė, kad mūšio laukia ir gyvenime, norint ilgiau gyventi, reikia judėti. Tai čia va tas judėjimas iš esmės neleidžia agentūriniam tinklam, agentam ir agentūriniam tinklam sukviesti okupacinės kariuomenės, tribų ir NKVD. Ir apsunkina tiesiog aptikimą pasipriešinimą. Ir aš čia Lietuvos laisvės armija, partizanas versus karys. Tai man taip ir apsunkina Lietuvos laisvės armijos Didžiosios Gausos apygardos štabo aptikimą ir sunaikinimą. Na, viskas apie konspiraciją. Visiškai, jo. Nu gerai, aš nueisiu iki pat galo vis dėlto. Jau vieną kartą lindu čia. Taip. Tai reikia apžiūrėti kiekvieną kampą. Kas dabar labai dar tikėtina, kad čia tuo pačiu vieta yra ir dokumentų saugojimai. Šitoj slėptuvėje? Taip. Ir tiesiog ir įrangos. Ir vienas iš tų labai svarbių dalykų, ką mes ir ant stalo matom, rašomoji mašinėlė. Ja. Žodis pats svarbiausias dalykas pasipriešinimo. Jie supranta, kad su ginklu nenugalėsi sovietinės sistemos, bet reikia išlaikyti tą burbulą, reikia neleisti sovietiniai dvasiai skverbtis Lietuvos visuomenę ir išlaikyti kiek galima ilgiau, kad lietuviai tikėtų tą laisvės idėją, kad nepamirštų savo vertybių. Ir tai rašomoji mašinėlė, popierius, visi reikalai, dokumentai. Slaptą klausimą, štai. O gal čia kur plyšy dar yra kas nors užkiršta? Nu, aš nes tai šitą ieškotojo dvasia gyvena ir many, aš tiek nesu tyrinėjęs. Buvo pagalvojimas, kad gali būti dar lygiai dokumento ir mes čia vieną kartą turėjom tokią talką. Tarp bažnytinių tų popierių? Viršui. Vienas iš sunkiausių darbų, ką esu gyvenime daręs, tai yra balandžių šūdo nukasimas nuo bažnyčios stogo. Tai ten buvo galvojama, kad ten bus kažkas. Čia, kiek aš žinau, jau buvo. Yra tokias istorijos, kad kažkas buvo lyg tai išnešta, kažkas buvo atrasta, žinai. Ir net juodų darbų nepavadinsi, nes balandžio išmatos kaip ir netos spalvos. Tai ten nieko neradom, radom tik tai vieną klebono raštą, kuriame klebonas 36 metais paaukoja pinigus ginklų fondui. O.
nežinai. O kas susijęs su pasipriešinimo kovom, su Didžiosios Lietuvos apygarda, dokumentų jokių pakol kas nesam radę. Ar gali čia būti? Dar gal ir gali, bet taip, dabar taip žiūrint, pirmų užmetimų nesimato, žinai. Nu, žinoma, kad buvo daroma stogo rekonstrukcija, tai va jau sunkiau. Taip. Nu ką, mėginam nusigauti dabar į tą jau atgal kaip nors grįžti. Kas nėra taip jau labai patogu, bet tai ne vienintelės išlikusios slėptuvės Lietuvoje. Jų yra ir daugiau. Kitų nepagailėjo laikas ar istoriniai įvykiai. Kitoje laidoje prisiminsime tragiškus 1941 metų birželio įvykius Pravieniškėse. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki susitikimo.